O tai gal Seimas turėtų tada priimti įstatymą, kuris įpareigotų vienos savivaldybės vieną kadenciją, perduotis visus darbus, visą tai, ką jūs nuveikėt per kadenciją, kitai politikų kadencijai, kuri naujai išrinkta yra. Nes kartais atsitinka Kauno regione taip, kad tarkim šios kadencijos valdžia jau sužinojo, kad stambių atliekų aikštelė Vilijampolėje turi būti pastatyta, todėl kad praėjusios kadencijos valdžia priėmė šį sprendimą net nesitardama su Kauno visuomenė. Aš manau, kad ta aikštelė tikrai galėjo perkelti kitą vietą. Čia vienas dalykas vėlgi išryškėjo, sakykime taip, valdančiųjų nemokšiškumas, nesuvokimas ir nežinojimas, kaip ją galima perkelti. Jeigu sako kažkas, kad čia turi būti, tikrai tai tegul ir būna. Vidury miesto šiukšlių aikštelė ir sako, tai bus labai gražu laikina. Mes dabar įdėsim laikinai pinigus. Kam išmesti pinigai? Tai sakė, iš ES gauna, tai nesavi pinigai. Bet tai yra išmesti pinigai. Jei nėra nieko pastovesnio už laikymą. Vidury miesto daryti šiukšliną? Tegul tai bus ir stambiagabaritinis šiukšlinas. Kuo skiriasi maža šiukšlė nuo didelės? Kad šita labiau matosi. Bet aš pritariu tikrai Edvardui. Situacija turėtų būti patvirtintas strateginis planas 20 metų į priekį. Šitų gatvių rekonstrukcija ir ten, sakysim, tiltai ir panašiai. Ir laikytis jo turi kategoriškai. Negali jo pakeisti, gal net tvirtinti vyriausybė turėtų, gal kažkur, kad negalėtų taip lengvai pakeisti. Ir vyktų, ir būtų ir Baranausko gatvė praplatinta, ir kitos gatvės tokios, kurios tikrai kiekvieną kartą daugėjant mašinų, kiekvienais metais daugėja mašinų mieste. Problema tik opėja, o valdžia užsimerkia arba kaip strutis kiša galvą į tą sudaužytą asfaltą, specialiai matytos duobės gatvėse paliktas, kad meras apsimetęs stručių galėtų įkišti galvą tenais. Kad nieko nematau, nieko negirdžiu, nieko nereikia. Ir dabar atsakysim, Laisvės alėja. Kad čia stulpus stato, kažkokius pravažiavimus trinkelėm. Antras pagal dydį Lietuvos miestas, atsiprašant, prastos kokybės trinkelėm, kloja Laisvės alėja. Vilnius su skandalais, sakykim, padarė akmeninį grindinį Gedimino gatvėje. Tuo momentu kažkas paprieštaravo, dabar visi tyliai sako, o, pas mumis kokia gatvė. Ar negalėjo mieste padaryti Laisvės alėjos? Kaunas gal neturi tiek pinigų, kiek Vilnius? Kaunas neturi tiek smegenų, kiek Vilnius, pavadinkim taip. 700 milijonų biudžetas, 500 milijardo atsisakyta investicinių, iš tų 500 milijardo 100 milijonų panašiai grįžto atgal per mokesčius, štai už 100 milijonų gali padaryti blizgančią Laisvės alėją su stogu. Kaip yra Suomijoje, kaip yra, sakysim, kitose miestuose. Net mažus traukinukus paleisti ten važinėti. Ir įgyvendinti būtų fantastiškiausi projektai. Na, bet Laisvės alėja arba gatvės tai yra tik nedidelis lašas Kauno problemų jūroje. Pasižiūrėkime į mėgamusius Kauno rajonus. Ten stovi namai vaiduokliai, kurie vieną gražią dieną sugrius, ar ne? Apie namus vaiduoklius tai aš norėčiau tikrai akcentuoti ypatingą dėmesį, todėl kad daugiabučių namų kvartalai, kurie buvo pastatyti 60-75 metais, tai buvo paskaičiuotas garantinis laikotarpis 25 metai. Vėliau po kažkiek tai laiko, apžiūrėjus ekspertams, buvo pratęsta 10 metų garantinis laikotarpis, dar po kažkiek tai laiko pratęstas iki 50 metų garantinis laikotarpis. Ką mes turime dabar? 2012 metais maždaug baigsis 50 metų laikotarpis. Yra tokių tendencijų, kad šitie namai, jie pastatyti kaip kortų namelių principų. Iš principo yra įdėtinės detalės, kurios po 50 metų gali nurūdyti ir, sakykime, mažiausias seisminis judesys, sakykime, jeigu pasikartotų tas, kas buvo Kaliningrado srity, yra pavojus tiem namam tiesiog sugriūti. Turėtų būti įsteigtas manevrinis fondas ir turėtume mes susirūpinti būtent tų daugiabučių namų padėtimis ir ateitimi. Aš norėčiau dar paantrinti, Edvardas yra pats statybininkas, pradėjęs šitą daugiabučių statybas Kaune, pradininkas, pirmas, man atrodo. Kaune taip, nepriklausomam. Nepriklausomam Kaune pirmas, pradėjo statyti daugiabučius, todėl tas problemas žino gerai ir tikrai turi ir planus, ir mintis, ir žino, kaip padaryti, kad namai stovėtų tvirtesni, kad parkingai, stovėjimo aikštelės prie tų namų būtų sutvarkyti, pravažiavimai sulopyti ir panašiai. Mano tėvas gyvena Dainavos rajone ir aš puikiai žinau ten kokią ten situaciją ir nepasikeitus jinai
70 metų projektas buvo tokia siaura gatvelė, 2-3 mašinom ant viso namo pastatyti, dabar mašinų pasidarė 10, 100, o parkingai liko tokie patys ir nematyti to, ištisai reikia būti stručio pozicijai. Aš norėčiau pasakyti apie daugiabučių kiemų problemas, kad 60, 65, 70 metais projektavo daugiabučius namus ir kvartalus miegamosius projektavo ištisos įmonės, tokios kaip Mies projektas, Kom projektas, Pram projektas ir taip toliau. Vadinasi, tuo metu buvo skaičiuojama parkavimo vietos, 10 būtų, taip grubiai, kad būtų aišku, pasakysiu, 10 būtų maždaug 1-2 automobiliai. Tačiau tie institutai, jie numatė, kad, sakysim, tuometiniai projektuotojai, jie numatė, kad automobilių parkingas didės. Ir buvo paliktos viešosios erdvės tam, kad galima būtų išplėsti parkingus ir pakaktų poilsio zonų. Ką mes matome dabar? Kaune yra gražinami miegamuosiuose rajonuose, gražinami privatizuojami sklypai, kuriuose įterpiami daugiabučiai. Kokios laukiamos pasiekmes. Mes vėlgi mažinam kiemus, vėlgi tie patys daugiabučiai statomi yra dažnai nusižengiant parkavimo normatyvams. Kita vertus, buvo suprojektuotos komunikacijos tam tikrų diametrų. Tai yra fekalo kanalizacija buvo suprojektuota tam tikram būtų skaičiui, vandentekio diametras buvo tam tikras suprojektuotas ir ateityje šie dalykai duos tokį efektą, kad kris slėgis vandens daugiabučiuose namuose, kimšis kanalizacijos, fekalas plauks į rūsius, žmonės patirs nepatogumus, sumažėja kiemai, užsikemša kiemai, infrastruktūra griūna. Tai yra neleistinas elgesys. Ir apie tai šiandieną dar jeigu ir miesto valdžia retkarčiais ir pašneka apie miestą, apie centrą, apie Laisvės alėją, apie senamiestį, tai apie daugiabučių namų kvartalų problemas yra visiškai niekas nešnekama. Tai rodo, kad valdžia tiesiog žiūri šią dieną gyvena šią dieną ir nuo kadencijos iki kadencijos tiesiog leidžia laiką. Aišku, kad mieste nėra tikro šeimininko. Reikia pripažinti, kad nėra šeimininko. Aš tai galvoju, kad esmiai siūlyčiau netgi, kad susikompromitavusiam vadovam dabartiniam ir miesto, ir rajono reikėtų pasielgti garbingai, atsiprašyti rinkėjų, atsiprašyti kauniečių, atsiprašyti Kauno krašto gyventojų už tai, kad jie nieko nepadarys, jeigu žmogus nemoka, tai nemoka. Atsiprašyti, kad taip jau sutapo, kad jie pateko į valdžią, tiek pridirbo, atsiprašyti už prarastas investicijas ir, garbingai pasitraukti, užleisti vietą tiem, kurie iš tikrųjų moka, žino, kaip padaryti, gali padaryti ir padarys. Ir jau yra padarę ir įrodė darbais, kad gali padaryti. Ir pabaigai aš norėčiau, Valdai, padovanoti jums knygą Politinės žmogžudystės pėdsakais, kas nužudė Jurą Abramavičių, štai tokia knyga. Čia įdomu pasiskaityti visiems. Dėkuoju labai už vedimą laidos. Beje, žmonės, kurie nori įsigyti tą knygelę, gali įsigyti Naujosios sąjungos būstinėje Rotušės aikštėje. Rotušės 29. Kągi, ačiū už pokalbį. Televizijos žiūrovams priminsiu, kad studijoje viešėjo Kauno socialliberalai, Naujosios sąjungos Kauno skyriaus vadovas Edvardas Galvanauskas ir Naujosios sąjungos Kauno rajono vicepirmininkas, taip pat Kauno rajono tarybos narys Artūras Orlauskas. Tikėsimės, kad Kaune atsiras tikras šeimininkas. Iki pasimatymo kitoje diskusijų laidoje.